Sveiki visi, kaip ir žadėjau, šiandien aptarsiu savo teptukų rinkinį, papasakosiu, kurie teptukai yra naudingi, kurie verti įsigyti. Nenaudoju vienos firmos teptukų, tiesiog naudoju daugelį firmos teptukų, išsirenku po vieną ar po kelis ir bandau atrasti tokį rinkinį, kuris būtų patrauklus mano klientams ir už patrauklę kainą. Taigi pradėkime nuo to, kuo aš dengiu ar ne veidą. Taigi visų pirma, jeigu tai yra makiažo bazė, dažniausiai jeigu tepu su pirštais, jeigu tai daryčiau savo makiažą arba klientui, tačiau kartais pertapšnoju savo kempinėlę, taigi jinai būna tokios formos, maža, kada ją išplaunu šiltų vandeniu, jie įsipučia. Ir turime paspaudus neturėti ar ne vandens pertekliaus stipraus, todėl kad ši kempinėlė išsipučia, ar ne, ir turime, ta prasme, neturėti per daug pertekliaus vandens, todėl kad per didelis pertekliaus vandens duos būtent makiažo bazį ar makiažo pagrindui skeistumo. Taip, kada uždedu makiažo bazę, būtent dengiu makiažo pagrindą. Jį galiu būtent dengti taip pat kempinėle arba teptukais. Keli teptukai, kuriuos mėgstu. Visų pirma, man patinka Real Technique naujieji teptukai Baltic Metal. Būtent ši kolekcija patraukli tuo, kad teptukas ar ne yra geros formos. Jis puikiai dengia, kada dengi skystos konsistencijos makiažo pagrindą arba kada dengi tirštesnės konsistencijos pagrindą. Netinka labai tirštos tekstūros pagrindui, nes dedant atsiranda linijos, kurias po to galima būtent įtapšnuoti kempinėlės pagalba. Kuo patinka šis, tai yra MAC teptukas, tuo, kad jis makiažo bazę arba makiažo pagrindą uždeda labai planų sluoksnių. Kitaip dar vadinama šitas teptukas su fibro šereliais, kada šereliai yra labai ploni, išsiaurėjantis ir jie labai švelniai uždeda ploną sluoksnį priemonės. Taip, tai būtų tiek teptukų, kurie man labiausiai patinka makiažo pagrindui dengti. Kitus teptukus naudoju biriai pudrai ar ne ir sekantiems etapams fiksuoti. Taigi pirmasis teptukas, kuris man labiausiai patinka iš visų, ką naudojusi su būtent biriai pudrai dengti, tai būtent iš Coastal Scents amerikiečių produktas, būtent teptukas, kuris yra labai natūralus, daug šerelių, purus ir labai minkštas. Kada tu būtent su juo dengi birią pudrą klientui, jis visą laiką paklaus, kas tai per firmos teptukas ir kodėl jis yra toks minkštas. Tai iš natūralių šerelių plaukelių ar ne teptukas sukurtas, plaukeliai yra voverės plauko. Būtent iš tos pačios kosmetikos kompanijos, kuri kūrė ir teptukus, būtent ką ir šnekėjau Coastal Scents, man patinka ir būtent teptukas modeliavimui bei skaistalams uždėti. Šitas teptukas yra kirstas, tai skirtas būtent modeliavimui ir jis labai tolygiai, lengvai uždeda makiažo modeliavimą. Kitas teptukas, kuris taip pat yra skirtas modeliavimui, kurie man patinka teptukai, kada modeliuoju sausai, tai yra Mika Forever teptukas. 150 numeris, kam įdomu, kadangi galima įsigyti Lietuvoje. Jis puikiai dengia būtent modeliavimo liniją skruostikaulio zonoje, todėl kad jis yra pakankamai plonos linijos ir nepadaro per didelio ploto būtent skruostų zonoje. Lygiai taip pat Urban Decay makiažo teptukas, skirtas būtent modeliavimui. Kodėl jis patinka, kartais net sakau labiausiai, todėl kad jis turi du galus, su vienu galime tamsinti, su kitu, kada mes padarome netaisyklingą formą arba norime tą skruostikulį dar kartą paryškinti, būtent padaryti kontrastą, tai su šviesia spalva mes po apačią šviesinam, galima šviesinti ir po viršum. Tai yra virš viršaus ar ne virš skruostikulio sumodeliuoto, arba dėti highlighterį. Kada modeliuoju veidą, sakykime, irgi sausai, tačiau noriu padaryti skruostikaulio zoną šiek tiek platesnę arba uždėti skaistalus, modeliuoju tokiais teptukais, kurie yra purus. Vienas iš jų labiausiai patinkantis yra iš Blanc firmos. Jis toksai apvalus ir švelnių šerelių. Tačiau labai patinka ir Real Technique 300 teptukas. Jisai būtent skirtas taip pat skaistalams uždėti arba šlapios tekstūros sklaidimui, ką aš darau būtent su juo. Tada naudoju šlapiam modeliavimui du teptukus iš jų firmos. Visų pirma naudoju šitą teptuką, tai yra 301, o šitas teptukas yra 300. Tai būtent su 301 teptuku aš darau šlapią modeliavimo liniją.
O tada retušuoju tokiu teptuku 300, kada noriu tą liniją išsklaidyti. Su modeliavimu ir skaistalais baigtam, kada prieinu prie antakių formavimo ir akių formavimo, renkuosi šiuos teptukus. Visų pirma, antakiams modeliuoti, ar ne? Antakiams modeliuoti dažnai klientai klysta, nes turi tik vieną teptuką. Jeigu mes naudojam sausą produktą arba šlapią produktą, turim turėti skirtingus teptukus. Dažniausiai šešėlių pagrindui mes turim turėti purų teptuką ir iš natūralių šerelių. Tai labai puikiai padengs būtent jūsų antakio zoną. Kada mes naudojam šlapią tekstūrą, gelinę tekstūrą, visą laiką siūlau rinktis kietesnį šepetėlį, tai gali būti iš natūralių šerelių, tačiau patartina, kadangi šlapi tekstūra, naudoti sintetinę plauko šerelius. Man patinka šitas Make Up Forever teptukas, jis yra numeriu 274, su juo galima daryti šlapios tekstūros formavimą, išpiešti netgi plaukelius ir puikiai prasišukuoti. Tai dviejų galų ar ne formos teptukas, kuris skirtas ir tam ir tam. O šitas teptukas iš natūralių šerelių buvo iš Coastal Scents. Taip, ko dar neminėjau prieš tai, tačiau matau savo rinkiniuose ir darau tai visą laiką, tai po akių maskavimas ir naudoju kelis teptukus, kada būtent noriu skirtingom tekstūrom padengti. Dabar, kada noriu labiau būtent paakius pamaskuoti, naudoju Coastal Scents teptuką, kadangi jisai yra ar ne suspaustas ir uždeda didesnį sluoksnį būtent po akių maskavimo zonoje produkto. Kada noriu plonesnio to prasme rezultato, plonesnių sluoksnių uždengti po akių maskavimą, naudoju MAC 287 teptuką. Jis taip pat yra su fibro šereliais, todėl puikiai uždeda ploną sluoksnį. Netgi jeigu dėsim brandžiai moteriai po akių zonoje maskavimą, kada norim ypatingai smulkaus, neryškaus ar ne po akių maskavimo, mes dengiame su šiuo teptuku ir padarome ploną sluoksnį. O dabar papasakosiu apie akių modeliavimo teptukus, kurie man labiausiai patinka. Visų pirma, kalbėsiu apie tą teptuką, kuris yra pats populiariausias ir visi klausia, kokį geriausią Greta jį naudoti. Tai yra būtent blendinimo retušavimo teptukas. Juos turiu kelis variantus ir tai yra būtent, dar parodysiu, kokius turiu, ar ne, visus ką naudoju, sakykime, juos visą laiką turiu kelis variantus ir būtent tam akies linkio formavimui naudoju šiuos teptukus. Visų pirma, pigesnis variantas būtų ir panašus į MAC 217 teptuką, tai būtų teptukas iš Coastal Scents. Tačiau favoritu vadinu vis dėlto 217 teptuką. Jis būtent yra tos tinkamos formos akies linkio formavimui, kada nepadarai per didelio sluoksnio ir labai puikiai įeini akies linkį. Tačiau atsirado dar naujesnis teptukas 221 iš MAC, kuris yra šiek tiek mažesnės formos ir mažesnio linkio. Todėl kuo puikiau prieinam prie mažesnių akių, o būtent akies linkio formavimo. Dar du teptukai, kurie yra mano taip pat favoritai, vienas iš jų Real Technique, kitas Chanelio teptukas. Chanelio teptukas labai gerai būtent sklaido nebe akies linkį, bet kampo uždėjimą tamsios spalvos retušavimą, kada nori dūminio makiažo efektui išretušuoti puikiai akių šešėliavimą. Dar vienas teptukas, kurį naudoju būtent retušavimui, kada darau ploną liniją, kada noriu padaryti nestambų retušavimą, noriu plonos linijos tokį kaip linkio išryškinimą padaryti, tai naudoju būtent Make Up Forever jo kosmetikos šepetėlį, kuris yra 16S numeriu. Tai čia iš senosios kolekcijos, galbūt dar jų galima įsigyti. Akių šešėlių dengimui vienas iš favoritų, kurį naudoju jau turbūt 4 metus ir nei vienas šerelis kaip ir neiškrito iš būtent mano teptuko. Jis vienas pagrindinių, kada naudoju nuotakom, kada noriu, sakykime, didesnį plotą uždengti šviesesnę priemonę, galbūt spalvotą priemonę, spalvotą būtent šešėlių pagrindo turiu omenyje. Tai čia senas mano teptukas iš rusų firmos Valery. Vienas seniausių mano teptukų, kuris tikrai iš mano lagamino negalėtų išeiti.
Dar 3 mano mėgstamiausi teptukai būtent akių šešėliavimui, kada norim ar ne išgauti tinkamą formą arba kada norime tinkamą vietą uždėti pakankamai šešėlio, ne per daug uždėti šešėlio ar ne. Tai būtent vienas teptukas iš Mika Forever, senoji kolekcija 14S, jis būtent kampinis šepetėlis, kitaip mes dar vadinam kiškio uodegėlę, jis kuo puikiausiai įeina į akies kampo uždengimą, pats tinkamiausias, kada formuojam apvaliai akį, nedarom išskirstymo į šoną. Toliau teptukas, kurį labiausiai naudoju apačios zonai, kada reikia ploną liniją uždengti arba praeiti šešėlių pagal blakstienų liniją. Tai būtent kuo mažesnis teptukas, kuo suspaustesnių šerelių, kuris padarys jums tinkamą liniją, tačiau jis yra iš natūralių plaukelių, kad galėtumėm su juo tinkamai ir išskirstyti būtent po akim ar ne šešėliavimą ir, sakykime, virš blakstienų linijos, kada padarom ryškią liniją, kad ji būtų išblenderiuota taip pat. Ir mano, sakykime, konkursinis šepetėlis, kada darau plonas linijas, kada darau piešinius arba galbūt eyelinerį taisau ar ne, tai yra iš Whoops firmos teptukas, pats mažiausias, jų berods yra ir Mika Forever, N1S, 2S teptukai berods vadinasi, tai būtent toks teptukas, kuris sklaido ploną liniją, kada pieši pieštuku arba eyelinerio geliu. Pabaigai užbaigsiu savo vieną mėgstamiausią šiuo metu teptuką, tai yra iš Blank firmos, jį pirkau Airijoje Beauty Show parodoje. Jis yra labai mažos formos, kiti klausia, ar tai yra akių šešėliavimui skirtas produktas, tai teptukas tai yra ne šešėliavimui ar ne, tai yra būtent highlighteriui. Kada mes tepame sausą highlighterį, jo pasiimam nedaug ir tepam šitoje zonoje, kur yra iškiliausia vieta ir jis būtent pataiko į tą vietą, kurią mums reikia. Tai yra ne per didelis šepetėlis, būtent highlighteriui tepti. Taigi tiek būtų apie mano teptukus, mėgstamiausius iš įvairių kosmetikos firmų. Dabar galiu drąsiai pasakyti, kad jeigu rinkčiaus ar ne teptukų rinkinį už prieinamą kainą ir kuriame būtų daugiausiai būtent priemonių teptukų tinkamų veido formavimui, tinkamų akių šešėliavimui, yra būtent 16 teptukų, iš kurių 14 yra kaip ir favorite teptukų. Tai galiu tiesiog trumpai apžvelgti, kad į šį rinkinį įeina tiek foundation teptukas, tiek ar ne birios pudros šepetėlis, kurį labiausiai naudoju, veido modeliavimui, tiek kirstas, tiek apvalesnis teptukas skaistalams, be abejo kabuki teptukas, apie kurį šiandieną nešnekėjau, jis puikiai dengia tirštos konsistencijos priemonės, 2 būtent teptukai antakių modeliavimui, vienas, kaip ir sakiau, turėtų būti puresnis ir skirtas daugiau šešėliniam, būtent antakiams dengti, o kitas yra skystesniai tekstūrai, kada darome šlapią antakio modeliavimą. Toliau yra būtent akies zonai skirti teptukai, tai vienas purus didelis teptukas, kitas blendinimo teptukas, yra teptukas mažas po akim, tepti mažą būtent zoną su šešėliais ir taip pat, ko neminėjau, tai yra concealerio teptukas po akių zonos maskavimui ir taip pat akies linijai, tai būtent eyelineriui dengti, plonas šepetėlis akių zonai. Tai įeina į šį rinkinį 16 teptukų ir tikrai rekomenduoju juos įsigyti, kada norim tinkamos pakuotės visam makiažui atlikti. Ilgai ieškojau būtent rinkinio, kuriame būtų daug šepetėlių, bet kurie būtų naudojami tikslingai, ar ne? Nes dažniausiai yra 21 teptukas rinkinyje, galbūt ne dar daugiau, tačiau iš jų galbūt būna 3-4 geri teptukai. Tai iš 16 šitų teptukų, mano 14 yra tikrai favorite teptukų ir tai nėra blogas rinkinys, į kurį įtų prasti teptukai ir netinkamos formos. Taigi tiek apie teptukus, laukite sekančio filmuko ir laukite tęsinio.